Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami ir artimieji, kas myli ir nekenčia. Šiandienos mūsų dienos tema yra kuo didžiuotis. Laurynas Regelskis čia padarė tokią buvo laidelę, ten išsidergė iš Vyganto Kelerto ir ne vieną kartą Lauryno Regelskio retorikoje kalba eina apie tai, skamba kažkokie priekaištai žydams, kad ten ta neapykanta jos spinduliuojama. Ir aš norėjau padaryti laidą su Vygantu Kelertu, bet kažkaip mums nepavyko ten dėl techninių kliūčių. Ir, padarysiu taip, be Vyganto, nes aš norėjau jam paaiškinti, ta prasme, pasikalbėti tai, apie ką aš dabar kalbėsiu, norėjau pasikalbėti su Vygantu, kad, gal jis kažką būtų paantrinęs, kažką pridėjęs, gal kažką. Aš atsimenu tokią istoriją, aš buvau Anglijoje ir vienas jaunuolis stovėjo anglui, aiškino, kokia didinga Lietuva, kaip jis didžiuojasi būdamas lietuvis, kad Lietuva buvo nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros ir čia, tokia, jau tokia Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kad čia mes... Aš atsimenu, aš tada sėdėjau ir žiūrėjau visą tą su tokios siaubo kupinom akim ir galvoju, tu gerai jautiesi. Tu dabar aiškini anglui apie savo šalies didybę, taip? Anglui, tai yra žmogui, kurio šalis kadaise valdė bene pusę pasaulio. Ir dabar tu jam, ten ketvirtadalį kaip minimum, pasaulio. Ir dabar tu jam aiškini, kad tavo labai jau didinga šalis. Tokių šalių kaip tavo, jie buvo užgrobę, valdė, ten, apiplėšinėjo, buvo daugybė. Vien tik tais paimkim tą pačią Indiją, kiek ten gyventojų ir koks jos dydis ir ką. Kaip nublanksta, ne, ten ta visa didžioji kunigaikštystė. Kitas momentas. Yra tokių, kurie sako, aš didžiuojuosi būdamas lietuvis. Kodėl? Mūsų šita lietuvių kalba, jinai išskirtinė, paskutinė baltų prokalbė. Čia tokia nesąmonė, ką pasakoja mums ten mokykloje, ne? Tada man kyla klausimas, medus žodis. Lietuvių kalboje medus, rusų kalboje miot, kitose kalbose, ten lenkų panašiai skamba. Kiek dar yra kalbų, kur panašiai skamba tas žodis? Tebūnie. Paimkime žodį bažnyčia. Bažnyca. Tai yra vieta, kurioje yra meldžiamasi. Atsiduodama Dievui. Ir jeigu tu pradedi žiūrinėti ten, kaip yra su tai žodžiais, tai išaiškėja, kad jų labai daug yra panašiose aplinkui esančiose tautose. Ne? Ir pavyzdžiui, su rusų kalba mes turime labai nemažai žodžių, kurie yra bendri, labai panašus. Ir pavyzdžiui, yra lotynų kalbos nemažai žodžių. Ir užsiduoti klausimą, o tai kur tas išskirtinumas? Kur ten jau ta tokia baltų prokalbė, kuri kiek mes jų turim tų tokių kitokių žodžių įdomų ten? 3, 5, 10. Ten. Gerai, tebūnie. Reikia kovoti už lietuvių kalbos tyrumą. Čia tada, kai šalimais lietuvių kalbos buvo tampriai stovėjo rusų kalba, ne? Kad reikia kovoti už lietuvių kalbos tyrumą. Bet. Dabar, kai vedanti kalba yra anglų kalba, tai kažkaip apie tą tyrumą lietuvių kalbos galim ir nekalbėti. Galima ją žaginti, naikinti, darkyti, plėšyti, kaip šitą mergelę su žema socialinė atsakomybė. Ne? Tai kažkaip ten ta tokia kova, ten tas išskirtinumas yra svarbus tada, kai reikia atsiskirti nuo rusų. Bet kai kalba eina apie vakarus, o kas čia tokio, kalbėti angliškai ir sakyti, kad ta lietuvių kalba yra šlamštas ir čia lohai tik kalba su lietuvių kalba, o rimti bachūrai, panelės, angliškai reikia dėl feministic reasons, you know what I mean, you know, yeah? Jo, kas antras žodis angliškas.
Ten viskas normaliai. Nereikia kovoti už lietuvių kalbos tą išskirtinumą ir ten jos švarumą, grožį ir gali būti išmanus telefonas ir raiškioji televizija, dar kažkokia nesąmonė, čia visai neseniai išlindo. Tai nesvarbu. Dergia pastoviai. Lietuvių kalbą nuolatos žagina, tvatina. Aš atsimenu, pavyzdžiui, aš kai mokiausi mokykloje, buvo tokie žodžiai, toksai terminas skoliniai, svetimybės, nevartotini žodžiai. Kai kalba eidavo apie rusiškų šaknų žodžius, ne? Terminus ir visa kita. Bet dabar, kai yra skoliniai ir vertiniai, vertalai, atsiprašau, ne vertiniai, vertalai iš anglų kalbos, kaip pavyzdžiui, išmanusis telefonas, smart, ir dar vertalas yra kreivas, šleivas, nes smart turi bene 7 reikšmės, viena iš kurių yra dabatiškas arba, pavyzdžiui, šiuolaikiškas, kita reikšmė, gražus. Kodėl negalima buvo panaudoti vienos iš tų reikšmių, o reikėjo sukurti būtent naują, išmanus. Jisai nieko neišmano, jisai nėra protingas. Tai va. Aha, tai mes su kalba atkrenta, ne, kad jinai iš esmės, nėra, dabar išaiškėja, kad, gal, nesvarbu, tai nesvarbu. Aš didžiuojusi būdamas lietuviu dėl to, kad, drąsiau sakyk, dėl ko? Dėl to, kad mes buvom didinga šalis. Gerai, tebūnie. Pabandykime įsivaizduoti, kad Lietuva buvo didinga šalis. Mielasis, kuo tu prie tos šalies didybės prisidėjai? Ne, ten mano seneliai. Taip, būtent, tavo seneliai. Ne tavo seneliai, tavo protėviai. Ir dar neaišku, kurią pusę jie palaikė. Čia va dabar komentaruose vienas silpnaprotis. Labai norėtųsi, tebūnie, nekliudysiu. Vienas silpnaprotis, žodžiu, pasisakė, kad rusus gerbtų labiau, jeigu jie tada, kai išvadavo Lietuvą, būtų išėję. Va čia yra viena pagrindinių klaidų silpnapročių, kad jie galvoja, kad rusai išvadavo Lietuvą. Jie neišvadavo. Jie sugrįžo į savo teritorijas, nes noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad iki nepriklausomos Lietuvos, tarpukario Lietuvos, daugiau nei 100 metų Lietuva priklausė Rusijos imperijai. Jeigu nežinojot, jūs silpnapročiai sušikti. Taip, nuo 1795 po 3 berods padalinimo, dalis Lietuvos nuo 2 padalinimo priklausė Rusijai, Rusijos imperijai. Nuo 1795 metų didžioji Lietuvos teritorijos dalis priklausė Rusijos imperijai. Ir vat rusai, kai išvarė vokiečius, tai jie neužėmė, ta prasme, neišvadavo Lietuvą ir va, paimkit, naudokitės. Ne, jie sugrįžo į savo teritorijos, kurios jiems priklausė virš 100 metų. Jūs apie tai šito istorijos iki nepriklausomos Lietuvos nebuvo. Ne. Dabar klausimas. Ką padarė jūsų tie, kuriais jūs didžiuojatės, jūsų protėviai, ką jie tokio padarė, kad buvo 3 padalinimai? Yra ko didžiuotis? Jie sugebėjo sugriauti tą didžiulę šalį. Kaip įdomiai gaunasi. Kas galėjo pagalvoti, ne? Dabar, gerai, tebūnie. Jūs vis dar didžiuojatės ten, kad jūs esat lietuvis, ne? O kuo paremtas jūsų tas didžiavimas? Pavyzdžiui, priminkite man kažkas taip labai miglotai. Aš atsimenu, pamenu, Gediminas, Kęstutis, Jogaila, iš tų laikų. Kas ten ką nužudė? Brolis, brolį, tėvas, brolis, sūnus, tėva, kas ten buvo? Čia va tas epizodas, kurio reikia, aš atsimenu mokykloje, kai aš tą epizodą išgirdau, galvoju, ir aš lietuvis. Aš lietuvis turiu didžiuotis, kad aš esu jų palikuonis, ten jam protėviai mano kažkokie. Ne? Štaip. Kad mes įsivaizduotume, ne? Kad lietuvis turi didžiuotis tų šunsnukių darbų. Aš jums atskleisiu paslaptį. Jūs žinot, kad pavyzdžiui, pirmieji teroristai Tarybų sąjungai
kurie grasindami ginklų norėjo paimti lėktuvą įkaitų, grasindami ginklų norėjo paimti tą lėktuvą įkaitų, kai jiem buvo atsakyta, jie nušovė stiuardesę, sužalojo dar būrį žmonių, galų gale tas lėktuvas buvo pakeltas į orą, tiksliau jis jau buvo, man atrodo, ore. Tai tas lėktuvas buvo nukreiptas ten, kur jie pasakė, nusileido ir va taip užgrobė lėktuvę, 2 lietuviai, tėvas su sūnum, Tarybų sąjungos laikais, kovotojai, matomai, už Lietuvos, už laisvę ten, už dar kažką. Šitie 2 nuostabus lietuviai nuvarė, va tokiom priemonėm nuvarė lėktuvą tam, kad įvykdytų savo poreikius, ten, planus. Į Turkiją, berods, jie Brazinskiai, nu, žodžiu, susirasit. Ir tai jie kovojo su komunistais, jie vat norėjo ištrūkti, jų sąžinė tokie vat buvo, jie buvo darbštūs žmonės ir jie labai norėjo ištrūkti iš Lietuvos. Paskaitykite tą istoriją, pasidomėkite Brazinskais. Kas jie tokie, kaip jie ir smagiausia dalis. Žinot, ko baigėsi? Sūnus, berat su plaktuku, ne su plaktuku, žodžiu, sūnus, jie pabuvo Turkijoje, juos ten už žmogžudystę teisė. Jie kažkaip rado būdų išsisukti, atsidūrė Pietų Amerikoje, po to atsirado ar tai Kanadoje, galų gale kažkokiais būdais. Niekas jų nenorėjo priimti, niekas jų nenorėjo laikyti šitais politiniais disidentais, nes jie tiesiog nusikaltėliai. Jie nuvarė lėktuvą, vediniai, niekas jų nepersikė, telniam jie buvo nereikalingi. Jie tiesiog buvo nusikaltėliai, kurie norėjo pakliūti į savo Meką. Į tą šalį, apie kurią buvo kalbama šitoj Amerikos balso laidose. Apie tą nuostabų tokį kraštą, kur reikia visiems ir vat reikia imti pavyzdį iš jo. Nu ir ką, jie tenai galų gale vienokiam ir kitokiam priemonėm nusigavo ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Jungtinės Amerikos valstijos visgi nepripažintai, nu ta prasme taip, kad jie, kaip čia pasakyti, jų neišvarė iš šalies. Taip, jiem ten nesuteikė statuso, bet jų neišvarė iš šalies, jų neišmetė. Jie liko gyventi, šitie nusikaltėliai liko gyventi Jungtinėse Amerikos valstijose, kur galų gale sūnus nužudė tėvą. Ir tai puikus pavyzdys, kokie nuostabus yra lietuviai. Dar kartą, jeigu prisiminti tenai LDK, tą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ne, kaip Kęstutis ar kas ten buvo, priminkit. Parašysit komentaruose, aš tikrai neieškosiu tam internete. Ten panaši istorija, kai giminaitės nužudė giminaitį. Čia sūnus nužudė tėvą. Dėl ko? Dėl to, kad pas juos jie tenai atvažiavę, bandė dirbti, jiem nelabai patiko, nes dirbti kam? Kokiam lietuviui patinka dirbti? Jam patinka iš kažko, pavyzdžiui, iš paramos gyventi. Kaip pavyzdžiui šitą. Tapinas ten renka ten tos pinigėlius, neaišku, kurie dingsta, taip ir tie nukeliavo tenai, gyveno iš lietuvių duodamų pinigų, galų gale lietuviam jie atsibodo, nes kaip ten tokia yra, kažkur buvo prierašas, buvo nemalonus, kažkokie, žodžiu, nusikalstamos elementas ir buvo sukčiai. Kažkaip ten taip jie charakterizuojami. Žodžiu, lietuviams jie atsibodo tenai, tada tėvas su sūnum pradėjo pyktis dėl gaunamų pajamų, tų paramų ir galų gale jie susipykė, išsisprendė konfliktas. Taip. Nuostabūs žmonės, yra kuo didžiuotis. Yra kuo didžiuotis. Gerai, tebūnie. Čia toksai vienintinis variantas. Tebūnie. Jeigu jau taip jau didžiuotis, kad mes lietuviai, ne, ir kad mes esam didinga tauta. Ar jūs, pavyzdžiui, kiek iš jūsų žino, kad Stalino apsauginis buvo lietuvis? Praleidot? Tai kaip čia gaunasi? Jisai išdavikas ar kas jisai? Kaip, paaiškinkit, kaip jūsų mintyse, jau irgi, tai čia, čia vienetinis atvejis. Tebūnie, viską braukiam, 91 metų, įvykiai. Mes tampam laisva, nepriklausoma vėl valstybė. Mums atitenka visa tai, ką mūsų tie užgrobėjai, komunistai, šunsnukiai, mums čia
sukūrė, pastatė gamyklas, naftos perdirbimo gamykla, daugybė visokių gerybių, ne? Padarė, šunsnukiai, kaip jie ten, okupantai, kolonizatoriai, čia kaip kolonija buvo, iš čia viską vežė. Jeigu norite kalbėti apie kolonijas, pasižiūrėkite Kongo. Kaip berods Konge. Žodžiu, pabandykite Google įrašyti šitas colony atrocities. Tai yra siaubai, kolonizavimo siaubai. Ir ieškokite nuotraukų, kur žmonės vaikučiai rodomi be rankyčių, taip jos nukapotos, ne? Kur, pavyzdžiui, tėvelis nufotografuotas laikantis jo sūnaus rankas. Ir pasižiūrėkite, taip atrodo kolonijos. Kaip buvo už tai, kad neįvykdomos normos, normatyvai, buvo tie kapojami žmonės, žudomi, kapojamos galūnės. Pažiūrėkit, Kongo ir šitos nukapotos rankas. Pažiūrėkit, taip atrodo kolonija. Ten nieko nepastatė, ten nieko nepadarė. Iš tenai, iš žmonių, iš tos šalies piliečių buvo visą laiką reikalaujama vykdyti planus, tai yra įvykdyti normatyvus, surinkimo, ten aš neatsimenu, ką jie ten rinko. Žodžiu, nesvarbu, kažkokias žaliavas, ne? Tada tos žaliavos surinktos keliauja į metropoliją ir metropolija gerai iš to gyveno. Papasakokit man, kaip tai atrodo, kaip tai dera su Tarybų sąjunga, kuri mūsų šalyje statė užtvankas, mokyklas, darželius. Kam nors kojas rankas kapojo? Nekapojo. Kas galėjo pagalvoti, ne? Gerai, grįžtam vėl prie tos Lietuvos. Nepriklausomos jau, ne? Viskas atiteko. Prie Ruso mes negalėjom gyventi, mes negalėjom vystytis, viskas buvo draudžiama, nieko negalima buvo daryti. Dėl to mes taip blogai gyvenom. Taip viskas buvo blogai ir siaubas tiesiog. Tapo laisva nepriklausoma Lietuva. Kur viskas dingo? Kur? Pavyzdžiui, kaip 93 metais sugebėjo bankrutuoti Lietuvos kūro kolonėlės. 93-95, aš neatsimenu daugiau. Bet žodžiu, kad neilgai pagrojo tas muzikinis instrumentas, paėmė ir pasibaigė. Kaip? Kaip? Kokiu būdu? Ragelskis pyksta ant žydų, ne? Kad, žydai, kaip mielas Ragelski, jūs tai įsivaizduojate. Gimė žydas ir jam yra sąrašas, kas priklauso tam žydui. Ne? Ir ten sąraše, taip, pasižiūrėkim, vienas bankas, taip, varnelė, uždėk, turėsi banką, jisai turės banką. 50 apkvailintų lietuvių, taip, skirti, išduoti per gyvenimą jisai gaus tos 50 lietuvių. Kaip jūs tai įsivaizduojate, mielas Ragelski? Kaip jūs įsivaizduojat, kas su tais žydais yra kitokio, ko neturi lietuviai? Kas? Kuklianska, rašytojų, kai kalbėjo apie lietuvius, kad žydai labiau nekenčia lietuvių nei lietuviai žydų. Rašytojų jinai kalbėjo apie tai, kad lietuviai yra kvaili. Kaip čia bato aulai. Ir jiems, žydams, labai nemalonu žiūrėti į tuos lietuvius. Nemalonu su jais bendrauti. Kadangi tai yra, kvailiai. Jie elgiasi kvailai. Ne rusai, ne dar kažkas iššvaistė mūsų valstybės ūkį. Kodėl, pavyzdžiui, Mažeikių nafta tapo dabar, ten perėjo per daugybę rankų ir tapo Lenkų. Kodėl? Čia kas? Žydai turbūt, ne? Mielas Ragelski, atsakykit man, jūs pykstate, ne? Kažkaip jūs ant tų žydų nepatenkintas esate. O jūs man paaiškinkit, jūs kažką padarė gero dėl Lietuvos? Gero dėl savęs? Jūs galbūt sukūrėte darbo vietų, sukūrėte kažkokią įmonę, kuri Lietuvai teikia kažkokią naudą. Ne? Galbūt jūs sugebėjote apjungti žmonės ir jau jie susikūrė kažkokią įmonę. Ne.
Darbo vietų jūs nesukūrėte, vadovaujat žmonėm jūs nevadovaujate, bet piktinatės, kad žydai vieni kitus palaiko ir yra tęstinumas jų veiklos. Jie yra suorientuoti į kažkokią finansinę veiklą, į verslą, nes, pavyzdžiui, tarpukario Lietuvoje buvo be galo daug verslininkų žydų. Be galo daug. Ir ko jiem pavydėti? Va dabar ta nesąmonė, kurie vyksta su sporto varžybom, ne? Kur mūsų sportininkai nuvyksta į kažkokias sporto renginį ir mes nedalyvausim varžybose, nes ten yra Rusija. Pala. Aš atsimenu, pavyzdžiui, buvo kalba apie, aš kai keliu klausimą dėl alkoholio vartojimo per varžybas ir kad tai iš esmės atėjo iš tų laikų, kai, tiesiog buvo pratinama ilgą laiką. Ir, tu nieko nesupranti, mums ten kova su šito krepšinis, buvo tokia kova su tuo blogiu, su Tarybų sąjunga, parodyti, kad mes mokame kovoti, kad mes bent čia galime parodyti, kad mes esam geresni. Kur tai dingo? Kur ta garbė ir visa ta garbėtroška, visa tai dingo? Kaip tai išgaravo? Paaiškinkit. Kodėl dabar nebėra to tokio noro parodyti dabartiniai Rusijos federacijai, kad jūs esat niekas, jūs esat o mes, lietuviai, mes galime jūs, mes negalime, mes jūs nugalėsime, mes jūs sunaikinsime. Varžybos. Kodėl dabar mūsų šitie tokie didingi, tokie protingi, tokie nuostabus lietuviai baidosi iššūkių? Kodėl, pavyzdžiui, pažeidžia, aš jau senokai beskaičiau, bet buvo momentas, kai aš buvau perskaitęs visą sporto, kaip jis vadinosi, sporto kodeksą, ne kodeksą, sporto įstatymą. Žodžiu, ir ten kažkaip buvo tokia formuluotė, viena iš tų formuluočių, kas yra numatoma, kad privaloma užtikrinti, kad nebūtų sudaromos geresnės sąlygos vieniem ar kitiem sportininkam. Ne? Tai kai šitie mūsų atletai reikalauja, kad šitų, kad nebūtų, reiškia, jie pažeidžia sporto įstatymą, nes tai yra reikalavimas jiems sudaryti geresnės sąlygas nei kitiem. Ir eliminuoti dalį jų konkurencijos. Tai yra konkurentų. Tai mano manimu tai yra žema, niekinga, nes tie patys rusų, aš buvo kažkur artimuose rytuose, žodžiu, buvo varžybos drifto ir aš stebėjau, kaip mūsų vienas iš atletų, tiksliau mūsų atletai, ten jų buvo daugiau, atvažiavusių kaip palaikymo grupė, ne? Ir jie kaip neadekvačiai elgėsi. Jie pabandė, naudojantis reglamentų, tiesiog iš pradžių apeliavo į organizatorius, kad jų čia neturi būti. Organizatorius pateikė visus dokumentus, kad sako, jie turi teisę čia būti. Nėra jokių nurodymų, kad jų čia negalima neįleisti. Negalima jų čia neįleisti. Tada jau buvo pereita į esminiškumus ir buvo prisikabinta prie Rusijos federacijos sportininko ir jam ten badoma, ten dar kažkas. Ir jisai labai teisingai pasakė. Aš manau, kad tikras atletas, tikras sportininkas turėtų taip ir padaryti. Kaip jisai padarė? Sako, žiūrėkit, jūs mane pabandėt paturėti per, čia mano žodžiai, paturėti, ne? Jūs pabandėt manim atsikratyti, naudodamėsi taisyklėmis ir nuostatomis. Jums nepavyko. Dabar mums reikia išvažiuoti į trasą ir jūs parodysit, kad jūs esat geresni. Mes išsiaiškinsim, kuris yra iš tiesų geresnis. Ar jums tai yra nepriimtina? Jums sąžininga, normali kova yra nepriimtina. Vat tokiais lietuviais verta ir reikia didžiuotis, kad jūs esat tokie skistakliniai. Lietuviai yra skistakliniai, kurie bijo konkurencijos, kurie nepasitikė savo jėgom, kurie bijo iššūkių. Va šituo reikia būti labai, reikia save pūsti ir sakyti, aš lietuvis. O ką tu padarei, mielasis? Ką tu padarei dėl savo šalies? Laurynas Ragelskis. Ką tu padarei dėl savo šalies? Tiesiog dergėsi, taškaisi išmatomis. O kažkam tokio apčiuopiamo padarei? Kažkam. Ne.
Tai, kad gal reikėtų atsisukti į save ir pasižiūrėti, va ten yra pavyzdys. Ne? Nu, va, jeigu jie tokie niekingi, jie nieko verti, tie žydai, ne? O tu toks nuostabus, nu, tai parodyk jiems, nu, parodyk, kad jie yra nieko verti. Ai, nesigauna, tai gal visgi ne jie nieko verti, o tu. Išsigimėlis, kuris va, save pučia nepagristai. Jisai savim didžiuojasi, turbūt dar save glosto. Koks nuostabus Laurynas, taip, va dėl to žydams ir nemalonu bendrauti su lietuviais, nes tokių debilų kaip Ragelskis yra apstu, apščiai. Yra 9 galybės. Ir taip, nemalonu. Pavyzdys dar vienas. Ragelskis kažkaip užsiminė, kad vat, Vygantas Kelertas dirbo pas žydą ir ten tą žydą. Ir tas pasakojimas, kur Vygantas Kelertas pasakojo apie Bobą, man atrodo, Bybą, man atrodo. O gal Bobą, nesvarbu, žodžiu apie žydą, pas kurį dirbo Amerikai, Jungtinėse Amerikos valstijos. Ir aš klausiau ir aš mačiau save toj situacijai. Ta prasme, kaip? Aš galų gale susivokiau, kad visgi mano pasaulėžiūra, jinai buvo paremta vakarietiškų mokymų. Tai yra, aš buvau išmokytas taip, susiformavo pas mane tokia nuomonė, kad jeigu tu ateini pas kapitalistą, nesvarbu kas tu, svarbiausiai tu sugebi kapitalistui uždirbti pinigus. Ir aš ateinu, per gyvenimą jau su tokia idėja, aš ateinu į vieną įmonę, dirbu, uždirbu pinigus, iš manęs daro Mickey Mouse. Ne kažkas, o lietuviai. Aš einu į kitą įmonę, vėlgi dirbu, įdedu pastangas, stengiuosi dėl tos įmonės, kad ta įmonė būtų gerai. Iš manęs padaro Mickey Mouse, iš manęs daro Mickey Mouse. Aš stengiuosi, bet manęs neklauso. Aš uždirbinėju pinigus. Vat pavyzdžiui, Vygantas aiškina, kad vat, tas Biba, ne? Jeigu žmogus dirba, atneša jam pinigus ir, nu, ta prasme, uždirba pinigus. Biba su juo dalinasi, taip jis yra atgrasus, šiurkštus darbdavys, bet jisai dalinasi tais pinigais. Pas musgi iš tavęs daro Mickey Mouse ir dar tais pinigais niekas nenori dalytis. Aš pateiksiu pavyzdį. Aš vat vienoje įmonėje sugebėjau buhalterinėje apskaitoje, nors tai visiškai ne mano darbas. Absoliučiai su manim niekaip nesusijęs. Bet per įžvalgas aš susivokiau, kad mūsų įmonėje yra problemų su buhalterinė apskaita. Ir remintis mano įžvalgomis, įmonėje buvo surastas, apskaitoje, žodžiu, buvo praganyta gaminių už 200 000 eurų. Ir aš jas suradau. Jie buvo pristatyti klientui, bet neišstatytų sąskaitos. Ir nepaisant to, kad klientas jau įmonės vadovui parašė laišką, nu, buvo adresuotas laiškas įmonės vadovui, kad susitvarkykit su buhalterinė apskaita, nes mes turime jūsų gaminių už 200 000 eurų. Tai netgi nepaisant to, kad jam buvo tai parašyta, vadovas nesugebėjo susijimti ir pradėti kažkokį tyrimą. Ir tas tyrimas buvo tik pradėtas po 2 ir 3 mėnesių. Kai aš tą klausimą pakėliau, sakau, žiūrėkit, pas mus yra kažkokia problema, nes jūs manęs reikalaujate išsiųsti gaminius, kuriuos aš prieš 3 savaitės išsiunčiau. Ir tokių gaminių yra ne viena pozicija, ne 2, ne 3. Aš atsinešiau šūsnį po 2 dokumentų. Sakau, žiūrėkit, aš jau jas surinkau, tas pozicijas 5. Tas, kurias aš atsimenu, kurios man pasirodė įtartinos, nes aš žinau, kas daugmaž vyksta gamyklai ir ką mes gaminame. Sakau, tai sako, kiek jų yra? Sakau, neįsivaizduoju. Bet aš įtariu, kad jų yra gerokai daugiau. Ir taip ir išaiškėjo, kad jų yra tų gaminių, tokių, kuriuos mes išsiuntėm ir po to išsiuntėm dar kartą ir dar kartą. Jų yra virš 200 000. Tų gaminių yra už daugiau nei 200 000 eurų. Dabar klausimas. Kaip galvojate, tas Biba, ne Biba, jis ne žydas, tas lietuvis pasidalino pinigai su manim? Man davė kažkokią premiją? Nu, spėkit. Kaip lietuviai elgėsi su tais, kurie jiems uždirba pinigus, kurie padeda va taip sutaupyti? Retorinis klausimas, sakyti nereikia. Eina laikas toliau.
aš užsiminėjau tą veiklą, kurioje užsiminėjau. Ir įmonė susiduria, aš matau, kad jau jaučiu, kad įmonė susiduria su problemu. Ir ten toks neramumai, tas anas. Ir aš kažkaip, aš visą laiką turiu tokią, kaip čia pasakyti, kaip yra, nuojautą. Ne? Ir aš visą laiką taip kažkaip žingsnių, 2 žingsniais, kitą kartą 5 žingsniais esu priekyje tų įvykių, kurie va toj nutiks. Ir aš kažkaip ėmiausi iniciatyvos, įmonėje pradėjau dėlioti užsakymus, truputį anksčiau paleisti gaminius didesniais kiekiais ir vieną dieną išeina pokalbis, mane išsikviečia darbdavys, duoti velnių, dėl to, kad aš stengiuosi, dėl jo įmonės, kad jinai turėtų geresnės darybinės pozicijas ir sako, jisai man ten neįdomu. Ten tas klientas vis tiek baiginėjasi, sakau, o, kaip labai gerai. Aš sakau, norėčiau pateikti pasiūlymą, va, daviau ten sąrašą visų gaminių, tokią papkutę. Sakau, kas čia? Čia, sakau, yra metinis gaminių poreikis va tam klientui. Ir, sakau, aš manau, kad mes jį galim pagaminti per 2 mėnesius. Sakau, kaip tai? Nu, sakau, va taip. Ten, sakau, apie 60% jau yra pagaminta jų arba gamyboje. Ir likusius ten nesunkiai mes galime pasivyti ir, sakau, jeigu susiimsim, jeigu mums reikia, mes galim per 2 mėnesius tą gaminių kiekį pagaminti. Čia iš karto sukviečiami visi vadovai, išdalinamos užduotis, pasidalinu savo mintimis, kaip aš tai įsivaizduoju padaryti, ką reikia, kad tai būtų pasiekta. Ir prasideda procesas. Dar po, tai va tie 2 mėnesiai praėjo, dar po mėnesio aš tampu nebereikalingas. Man sudaro tinkamos sąlygos išeiti. Nelabai suprantu. Pasilieka tuos debilus, patentuotus debilus, kurie sugebėjo iššvaistyti 200 000, praganyti apskaitoje 200 000. Įsivaizduojate? Tuos debilus, kurie nesugeba organizuoti įmonėje tinkamai darbo. Ir įsivaizduokit, kokia yra spraga organizacinė. Jeigu įmanoma per 2 mėnesius pagaminti metų gaminių poreikį. Nu, tiesa, ten vieno kliento, bet tai yra įmanoma buvo. Ir tas darbdavys, tas debilas, patentuotas debilas, jisai pasirenka tuos, su kuriais jisai visą tai privirė tą košę, o ne tą žmogų, kuris jam padėjo tas problemas išspręsti ir stumė jį į priekį. Nes dar su to klientu, kokia įdomi istorija. Buvo galutinis, baigtinis projektas ir vat, mes pateikėm tas gaminius ir viskas, turi nebelikti pas mūsų užsakymų. Ne? Ir dar buvo neatleistas mano vadybininkas, su kuriuo mums visą tai pasisekė. Ir kai jau prasidėjo, ten mes per tuos, pradėjom tą projektą vykdyti 2 mėnesių, ne, kad per 2 mėnesius atiduoti metinį gaminių poreikį. Aš vieną dieną atėjau ir sakau, tiksliau mes jau ėjom link automobilių, baigėsi darbo diena ir mes einam ir aš sakau, aš įtariu, kad greičiausiai mes gausim papildomų užsakymų. Ne, sako, negali būti, nes čia baigtinis. Ne, sakau, jis baigtinis, bet mes dabar, kai pristatysim tą metinį gaminių poreikį, jie atsidurs pas juos sandėliuose, jie perskaičios, perplanuos, atkreips dėmesį, kad yra šitų tiekėjų, kurie netiekia laikų gaminių, kurie jau yra pradelsę, iš jų tuos gaminius atims ir atiduos mums. Tiksliau, mums pateiks pasiūlymą įvykdyti papildomai užsakymą. Sako, aš abejoju, nors iš tiesų galbūt. Ir vat, kai mano vadybininkas išėjo, po savaitės, ar ten panašių metų, kai jis jau išeidinėjo, mes gauname papildomai užsakymą. 200 pozicijų. Nemažas užsakymas. Ir ten trintys, tas kažkas ir kažkokio susirinkimo metu aš užduodu klausimą vadovui. Jūs prašėt šitų papildomų užsakymų? Ne, neprašiau. O kodėl mums jūs davė? Nežinau, neįsivaizduoju, sako, kažkaip. O sakau, jos mums davė dėl to, kad mes pasirodėm labai gerai. Ir tuos užsakymus atėmė iš kitų klientų. Tik matau, akis išsiplėtė. Tiksliai. Tikrai. Tai čia žmogus, kuris dirbo 6 metus su ta įmonė. 6-5, aš nesimenu, bet žodžiu, eilę metų, ne?
dirbo su tuo klientu. Ir jis nesugebėjo išsiaiškinti, kaip tai veikia. O aš atėjęs žmogus per pusę metų sugebėjau perkasti, surasti būdų, kaip uždirbti pinigų, kaip padidinti kapitalą. Ir ką aš gavau? Visa gera. Ate. Čia jau mes patys. Yra ko didžiuotis. Tokių debilų jūs turbūt žemėje nerasit. Juokauju. Tikrai yra didesnių. Bet mūsų šalyje koncentracija ganėtinai didelė ir visai niekas nenori keistis. Nes kodėl? Nes mes lietuviai, mums reikia didžiuotis, kad mes esam debilai. Aš nekalbu apie visų. Yra tikrai protingų žmonių. Aš pažįstu pats. Bet didžioji masiai ir ypatingai su darbdaviais. Nu, tokia istorija, tokia vat situacija. Ir pavyzdžiui, aš suprantu, vat, žmogui, kuris, nu, sakykime, apie tos pačius žydus, jeigu galvojat, kad jie yra protingesni, ne? Kai jie bendrauja su lietuviais ir jie susiduria su va tokiu vat verslininku, ne? Kuriam, sakykime, nu, būtų naudinga bendradarbiauti ir daryti verslą ir jisai uždirbtų. O dar kas įdomu, ne? Yra tokių verslininkų, kurie jiem kažkas, vat, klientas moka pinigus už kažkokias paslaugas, už jų kažkokias prekes, o tas, kuris suteikinėja tas paslaugas arba gamina prekes, pardavinėja žydui, ne? Žmogui, kuris moka pinigus. Jis dar iš jo Mickey Mouse'o daro. Išsidirbinėja, išsikalinėja, siuntinėja, nesiskaito. Kaip? Vat kaip su tokiu verslininku bendrauti. Ir tai, aišku, erzina. Ir mane, pavyzdžiui, erzina, kad aš, pavyzdžiui, esu darbštus, sumanus, atsakingas. Čia reikėtų papasakoti vieną istoriją. Irgi, vat prie tų debilų. Labai geras pavyzdys. Nueinu į vieną įmonę, ten mobilaus serviso darbuotojas. Kad tai yra, nu, nuvažiuoji pas klientą, ten aptarnavimus darai, jeigu kažkas sugenda, važiuoji, remontuoji. Ten pramoninė technika buvo. Ir aš vat nueinu į darbo pokalbį, mes kalbamės, paaiškinu, kas, kaip, ko, ką norėtume, tą, nu čia pinigai nedėlį, tas anas. Ir pokalbio pabaiga mane tiesiog išmušė iš vėžių. Žinote, jūs mums per geras. Mes lyg tai nepasimatėme. Nu, aš iš moterų linkęs girdėti per geras, tu per rimtas, per dar kažkoks, nu, kažkokių tokių. Čia dabar darbdavys, ne? Tas, kuris nori darbuotojo, kad darbuotojas atlikinėtų darbą, jis sako, tu esi per geras. Ta prasme, jūs ieškot kažkokį debilą, kuris pridarytų kažkokių ten kliurkų, kažką sugadintų, sulaužytų, sugadintų jūsų įmonės įvaizdį, sugadintų gerą vardą ten kažkokių įrengimų. Jums reikia tokio debilo? Aš žodžiu likau net. Aš pritrūkau žodžių, realiai. Nu, pirmo mintis, mes pasimatėme ir kas čia. Nu, tai vat, ir suprantat, aš link to, kad yra ko didžiuotis. Yra ko didžiuotis. Tikrai gyvenant Lietuvoje, šalyje, kuri gavo visą pramonės spektrą, ne? Dabar viskas išvogta, išparduota. Yra ko didžiuotis. Ir kas tai padarė? Kas tai padarė? Vat pažiūrėkite įmonių mūsų šitų vadovai, ne? Kas pas mus Seime sėdi? Vien žydai? Ne. Įmonių vadovai žydai? Ne, tie patys lietuviai. Kas galėjo pagalvoti? Lietuvis lietuvį apgaudinėja. Iš lietuvio grobė kitas lietuvis. Niekad nėra buvę. Niekada. Niekada. Lietuviai tokie Ne. Nežinau. Aš pasimetęs. Nežinau, ką galvoti. Vat, tegul Laurynas Ragelskis paaiškina, kodėl reikia didžiuotis, kad esi lietuvis. Kodėl reikia džiaugtis, kodėl reikia engti kitus, o ne mokytis iš jų ir daryti verslą tinkamai. Stengtis dėl savo šalies, investuoti į savo žmonės. Dar kokį, vat, sužinojo, nu kaip sužinojo? Sužinojo iš esmės, jo. Lietuvis, darbdavys, ne? Atsisako, sako, nu, motyvacija yra tokia. Ne, nu tai jeigu lietuvis ateis dirbti į tą darbo vietą, jam reikės ten, nu jisai nori mažiausiai 1000, tai man paprasčiau yra nuvažiuoti į ten tokią istoriją, kad jisai važiuoja į Egiptą
Egipte organizuojasi atrankas. Iš Egipto susirenka žmonės, atsiveža į Lietuvą, jiems nuperka butus, moka jiem po 1500. Ir jam tai yra paprasčiau nei mokėti vietiniam lietuviui 1000. Logika nuostabi. O žinot, koks yra pokštas, pavyzdžiui, su šitais, kaip yra su kapitalizmu, ne? Visą laiką kalba eina, kad ten darbo pasiūla, darbo paklausa, jos susivienodina ir jeigu darbdavys nemoka darbuotojams, jo verslas pradeda kentėti, tada jisai priverstas yra didinti atlyginimus, tada jisai gauna specialistus ir gali, šitos nesąmonės visos. Ir visai nekalbama apie tai, kad šiuolaikinėme kapitalistiniam pasaulyje niekas nesiskaito su tais savo darbuotojais. Kodėl? Todėl, kad rinka yra išžaginta ir iškreipta. Ir vietoj to, kad derintųsi prie esamų savo šalies piliečių, savo darbuotojų, jisai geriau atsiveš iš Egipto darbuotojų, su kuriais nereikės skaitytis, kurie neturi teisių, neturi nieko. Ir kurie dirbs kaip asilai, už kapeikas, sąlyginai, niekur neis iš tos darbovietės. Plėšysis, darkysis. O tie, kas paprasti žmonės, o kas jiems belieka? Vot geras klausimas, ne? Va dabar, va tai, kas vyksta dabar, šiai dienai, ne? Valstybė suteikinėja šitasgi kvotas, suteikinėja tam tikroms veiklos sferoms, tam, kad būtų galima priimti į darbą šitos atvažiavėlius iš kitų šalių, tai yra imigrantus. Klausimas. Tai čia šitai, kaip jinai yra, nekvalifikuotiem darbam. Pasakys koks nors debilas. Tai. Jo. O klausimas, o kur mūsų nekvalifikuotai darbuotojai, ką jam daryti? Ką jam daryti? Pasakykite taip iš karto konkrečiai. Nusižudykit. Tie, kas yra šitie nekvalifikuoti, eikit jūs nereikalingi. Vat šiandien tam žmogui, vat jūs esat nereikalingi. Ir tas debilas, kuris tai vat pasako, kuris vat taip teigia, kad tebūni, koks skirtumas, niekam jie neįdomi. Niekada nepagalvoja apie tai, kad vieną gražią dieną visas tas ratas apsisuks ir jam, sakykime, bus 55, kas nors nutiks įmonėje, kurioje jisai dirba. Jis išeis į gatvę ir daugiau darbo jis nesusiras. Nesusiras. Ir ką tada tau reikės, mielasis, daryti? Nusižudyti. Imk žudykis, nes tu velniam niekam nereikalingas. Tu pagyvenai ant bangos, viskas, 4 banga baigėsi, ir kas tau? O pasižiūrėkit, taip yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Kol žmogus dirbo, kol viskas buvo gerai, ten, tie tarptų benamių, ne, ten narkomanai vieni, ten bepročiai tas anas. Aš esu skyręs laiko ir klausiausi jų istorijas. Ten yra ir daktarų, ir inžinierių, ir programistų. Tik vieną gražią dieną sąlygos susidėliojo netinkama jiems linkme. Jų įmonė bankrutavo arba juos tiesiog atleido, nes priėmė programuotojus iš Indijos. Outsourcingą pradėjo naudoti, naudojasi Indijos programuotojų paslaugomis ir jį kaip programuotoją atleido. Jisai išėjo iš darbo, už tokį patį atlyginimą jisai nesugebėjo greitų metų susirasti, jis pasiėmė mažesnio atlyginimo, darbą su mažesniu atlygiu, bet jis jau turėjo paskolų, susirgo netyčia ir jo gyvenimas pradėjo byrėti. Jis pradėjo nebesugebėti sumokėti šitų paskolų, plus išlaidos gydymui, plus paskola paimta mokslui, plus paskola dar kažkam, 3., 10. ir visos tos paskolos vieną dieną sugriuvo ir jisai yra bankrutavęs. Jo niekas nebegali priimti, nes jisai yra skolingas, jeigu nori eiti dirbti, turi iš karto atiduoti tos pinigus. Ten jau skolingas vėl nežino kiek, norint gyventi kažkur, tu turi mokėti nuomą baisiai brangi. Ir viskas, ir nebėra gyvenimo. Ir kas belieka? Išprotėti. Kodėl? Nes matot, yra koksai dabar tas kapitalistinis pasaulis. Jis pastatytas ant dirbtinių šitų vertybių.
Ir kai žmogus gyveno pagal tas dirbtinės vertybės, vertė save gyventi pagal tą tam dirbtiniam pasaulyje, pagal dirbtinės vertybės, ne? Jis prisitaikė prie jų, jis paminė savo alter ego, kitas aš, jisai tą sąžinę paminė dėl tų dirbtinių vertybių. Ir vieną dieną, kai tos visos dirbtinis pasaulis subyra, ne? Kai jį išmeta iš to dirbtinio pasaulio, jisai susiduria vienas prieš vieną su savo sąžinė. Ir jinai jį užgraužė. Ir jis išprotėjo. O kas galėjo pagalvoti? Ne? Niekad nesusimastėt apie tai. O kodėl? Galbūt dėl to, kad žiūrite šitą Skaidrių Tapiną, kuris plauna, kuris diegia visas tas vertybės. Galbūt jūs žiūrite televizorių, kuris diegia tokias vertybės. Čia buvo varžybų savaitgalis kažkada. Ir aš ten televizoriaus pultelį maigiau ir pamačiau Auksinis protas ir dar kažkokia laida. Tai debilams skirta. Tai yra debilams skirta laida. Ten proto nėra. Protas yra sugebėjimas įvertinti savo veiksmų pasiekmes, numatyti, apgalvoti. Tose laidose galvoti nereikia. Ten reikia tiesiog žinoti. Arba tu žinai, arba nežinai. Pavyzdžiui, yra kas kur kada toksai laidos, dabar gal liktais būna, aš jau begalę metų nežiūrėjau, bet vaikystėje atsimenu žiūrėdavau. Tai tenai tau suformuluoja kažkokią užduotį ir tau neduoda pasirinkti atsakymų. Tu turi pats sugalvoti atsakymą, pateikti atsakymą ir tada jau teisėjas vertina, ar tu pataikai tą atsakymą. Todėl ten turi, nežinoti, tu turi ir žinių, ir gebėjimų turėti patirties, ne? Ir sugebėti visą tai sudėlioti, išspręsti rebusą. O mūsų šitos laidos yra tik tais, arba tu žinai, arba nežinai. Jeigu nežinai, tu šauni belenką ir bandai pataikyti. Bet tu turi žinoti. Nereikia galvoti, reikia tiesiog žinoti. Tai va. Tai, Laurinai, pirmin, paaiškinkit, kodėl žmonės lietuviai turėtų didžiuotis, kad jie yra lietuviai. Laukiu. Viso geriausio.